Sveiki, jūs žiūrite Formen.lt portalo reportažą iš Gaižiūnų aerodromo, kuriame dabar vyksta 2009 metų Lietuvos drag čempionato trečiasis etapas. Daugiau apie renginį papasakos renginio organizatorius Ovidijus. Kada buvo pirmasis Lietuvos drago čempionato etapas? Pirmasis, jeigu istorija Lietuvos imant, tai 2004 metais. Prasidėjo jau kaip ir oficialaus drago istorija, kad jau čempionatas. Kuo skiriasi šitas etapas nuo pastarųjų? Šitas skiriasi tuo, kad buvo labai skubiai suorganizuotas, praktiškai paskelbta prieš pusantrą savaitės. Daug kas iš dalyvių gal jau buvo kaip ir sezoną, kaip ir pabaigę, nes susirinkę ten, sakykime, mašino išsiardė ar ką. Bet nusprendėm surengti, nes neįvykus šitam etapui, kaip ir šį sezoną čempionatas būtų neįvykęs. Tai jis toks kaip ir užbaigti čempionatui, kad jis būtų įvykęs, nes reikia minimum 3 etapų. Ir dar ypatingas tuo, kad labai šalta, labai greitos mašinos negali net startuoti ir parodyti gerų rezultatų. Per šalta danga jau. Taip pat pakalbiname vienintelę renginio dalyvę. So, what is this car? This car is Scirocco MK3 and a 2-liter engine with 200 horsepower. How often do you race in drags? I'm racing quite often during this year. I started up with the Scirocco Championship in Latvia. That was in April, and then I was racing in like Friday evenings. That's official trainings. In what kind of races do you race? I like drag race, that's first, and then I like the own private races. That's with like a slalom or like I don't know. There are many things that I have to race around, and like that's the orientation stuff. Vienas greičiausių renginio automobilių buvo Aivaro BMW. Plačiau apie automobilį ir pačias modifikacijas papasakos Aivaras. Antra kėbulo dalis, šiaip iš tikrųjų originali, galinis tiltas originalus, variklis tik tai praktiškai tik tai viršus, vožtuvai titaniniai, švaistikliai kaltiniai, stumai kaltiniai, žodžiu. Variklis pilnai modifikuotas iš tikrųjų. Gal šį sezoną normaliau važiuoju, šiaip tai neėjau pavažiuoti, sproginėjau, kol neužsidėjau turbinos. Bandžiau su azotu visą gyvenimą važiuoti, bet pavargau, brangu su azotu. Jau galėjau prieš 4 metus turbų užsidėti ir važiuoti taip, kaip dabar važiuoju. Bet eksperimentai vis tiek, kaip bebūtų visą laiką naudą, tai kažką sužinai, kažką išbandai, kažką sulaužai, kažką stiprini. Kokio tipo padangos naudojamos drag lenktynėse ir kokias pats naudojat? Čia grinai draginės padangos, draginiai slykai, ta prasme, tik tai, kad biški per siauri. Čia yra 9 colių, reikėtų šiaip ir manau uždėsiu žiemą 14 colių padangas, nes, nėra sukibimo, nėra sukibimo, aš nesukimbu. Ir platesnė padanga vis tiek daugiau šansų sukibti su asfaltu. Nes, tiesiog amerikonai taip važiuoja, dabar lenkuosi buvom, tai amerikonas panašiai arklių, jisai pavažiavo iki 10 sekundžių, jis tiek nesidumina. Manau, kad čia užsidėjus didesnės padangas būtum galima ir ant to asfalto pabandyti, aiškus, ne tokią dieną, temperatūros biškeriai, kad danga būtų šiltesnė. Būtų galima palyst po tų 10 sekundžių, aš nemanau, kad čia būtų didelis bėdos. Taip pat pakalbiname Jevgenijų Bachov su Audi S2, kuris tą dieną parodė geriausią trasos laiką. Kokius patobulinimus darėte šiam automobiliui? Praktiškai visus. Nuo A iki Z, nuo pakabos, variklio, kėbulo, viskas. Ką parodė ant Dino stendo šitas automobilis? Pradžioje turėjau problemą su nusukimu nuo stendo ratais. Paskutinį metu tai 750 arklių be noso, be azoto. O kiek su azotu, su boksidu? Su azotu 8,5 parodė, bet nusukinėjo ratus po to prie 7000 apsukų, tai sunku pasakyti su azotu. Kokias padangas naudojate? Amerikietiškus Hoosier padangos,
specialiai skirtos dragam. Ir jie, kaip sakant, yra pagal, kaip sakant, gumos kokybė, kad mūsų sąlygoms atitiktų geresnį sukeibimą. Ar naudojate kažkokią specialią startavimo techniką, valdymo? Aš turbūt patobrinau startavimo techniką, bet aš kitais metais bandysiu daugiau automatizuoti, kad daugiau viską automatika darytų. Nes kai jau tokie laikai, toks greitis, vis tiek, taip greitai rankai, taip greitai koja, taip nesuveiks kaip automatika. Pasibaigusius skaitiniams važiavimams buvo apdovanojami varžybų nugalėtojai.